šeštadienį važiuojam iki miesto, o tiksliau Melisą nuvešim pas močiutę pabūt ir patys pabūsim pas mano mamą, tai yra. Ir Edgaras Lubys dainuoja tiek. Tu matai, kas čia vyks? Skilių mokymas žiemą. O vienoj vietoj tokia skylė, kokia metrą ilgė ir pusę metrą gylė. Jaučiu čia tas pats. Ai, ne, žiūrėk, čia naujai užlopyta. Ai, čia vidvi užlopytas. Trečią kartą šiais metais. Nu, trečią kartą šiais metais, nes čia su tuo šalto asfaltu užpil. Bet dabar bent jau volą atsivarė, nes tada būdavo tiesiog užpildavo ir viskas. O dabar su volu dar pravolavo. Tai gal biškį ilgiau laikyti. Tai pabuvom pas mano mamą, pas Melisos močiutę. Maras ten doniuks. A ne? Vilė. Žiūrėkit, tave panašus su kailiuku. Bet gražus. Sveikučiai, buvo atvykta į kaimą. Tie važinėjimai žiauriai daug laiko atima. Eina, šiktau šala. Wow. Išmečiau savo panelės į namus. Vištienos, sakė, paruoš. Sudės viską į šitą bliūdą. Kepimo paruoš valgyti. Ir išsikepsim čia orkaitai. O kol paruoš, aš pabandysiu užkurti, prišildyti trobą ir pripilti kubilą. Pirmoji misija bus atšildyti šlangą. Nors šiandien yra viskas į ragą sušalę, bet ant tiek maloniau. 100 kartų maloniau nei vakar, nors buvo pliusas. Tokiu oru net mieliau. Opa, galėčiau net mūrėti sienas tokiu oru, nes man tai patinka nevėjuoti orai. Aš juos tiesiog dievinu, nesvarbu ar žiemą ar vasarą. Ta ramybė. Na ką, čia užkurta ir pamatęs dujų balionėlį prisiminiau vieną video, kur žiūrėjau, kaip YouTube'ai šitas Tomas Ruginis atostogauja, kaip čia pavadinti. Nu, man ten žiūri kankinė jį žiūrint, bet man patinka žmonės kankinas. Tai dujų balionėlis užšalo. Ir sako, ai, tas vanduo vos pašilo, taip gerai bus. Ir tą kavą susikratė jisai. Ir pleba. Atsigėrė tos kavos. Vos drungnas. Eina savo. Pagalvoja, iš marių vandenį įsipylė ir net neužvirino iki galo. Sako, na tai žiemą tas vanduo nėra toks jau nesaugus, tai galim vartoti. Kosmosas, ant kiek stiprų skrandį turėti reikia. Bet smagu, tokie išgyvenimo video, kur žmonės kankinas per naktį, lietus liej, palapinė kiaurai liej, eina savo. Tai gerai, buvo užkurtas vienas pečius, dabar bus užkurtas kits pečius. Tas pečius tai yra lauke, bet aš jo dar nekursiu. Tik tais pasiruošiu, nes reikia dar šlangą atsitirpdyti. Nu, keliaukit ten. Pamiršau, kad tu čia lakstai, galvoju, blemba, kas čia atbėg toks. Arklis. Vilės rankšluostukas. Toks jausmas, kad net rankšluostukas, o iš jo galėtum ir užmušti žmogų. Įsitempiau į vidų šlangą, tegul atitirpsta. Pažiūrim, kas čia gero. Vos nesuviršum. Gerai, kad nepadariau vieno dalyko. Neįjungiau siurblio, neuždėjęs kolektoriaus, nes būtų čia tiesiai per tą šlangą viską užskandinę. Na tai jeigu prie -18 neužšalo molinukas ir nebuvo jokių nuostolių, tai jau galiu uždėti ir būti ramus, jeigu čia bus 5-6 šalčio, tai tikiuosi pavyks atšildyti. Dujos irgi baigėsi pabaigą. Matos kažkur ten šyla, bet nelabai. Normaliai nebedega, nes vos lašas yra. Kadangi turiu naują tarpuogienių, pasikeisiu naują. Šitą seniuką paliksiu ant dujinės, tos mažytės. Nors galėčiau šį pasišildyti čia vidų nusinešti, bet kam čia žaisti? Nes kai mažas kiekis metalas žiauriai greit pritraukia šaltį ir užpylė žvakės.
Šiaip tai užkinės va ta vėlikė čia. Tokia yra. Jinai nusilenk kur nors prilietus. Kas čia yra? Ko taip negražiai degi? Degimą reikia reguliuoti. O. Gal išplakt reikia? Nu, supilnu kits reikals. Na va, kelios sekundės ir pradeda. Na, varyk. Eina. O, pramušė. Galvoju, reiks man čia nupirkti šitą odinį dangtį. Nors sakė, nebegamina tokių, bet aš rasiu. Aš čia į podplastinį tą už 200 eurų nenoriu investuoti, nes nematau prasmės. Nes aš kubilą kuriu visą laiką, kai tik reikia jo. Nelaikau to vandens pripylęs, kaip yra YouTube'e vienas ofūro vonė ten nuomoja. Ir po 3 paras jis ten laiko tą patį vandenį. Nežinau, kaip ten galima laikyti. Nebent chlorkalkės kokios pripilti ar dar ko nors. Aš jau kartosios, man nepatinka jau kitą rytą, kaip tas vanduo būna iš pamaudinių toks. Nu, nebe toks. Ir jeigu kažkas rašysit, ką reikia nusipraust prieš kubilą ir taip toliau, tai mes visada namuose prieš kubilą nuvažiuosiu, va dabar Vilės važiuosiu atsivežti, visada mes nusiprausim po dušu ir tada tik kubilę maudomės. Nėra taip, kad savaitę nesiprausęs ir aš atmerkinsiu savo šituos purvus. Ir visada rekomenduoju žmonėms, svečiam, kurie pas mus važiuojat, kol nėra dušo molinukė, nusiprausti. Nu čia jau savaime suprantamas dalykas turėtų būti. Labai smagu, kad anas atitirpo kranas, o šlanga dar netitirpo. Sakau, suksiu mažytį rytinuką, pakabinsiu virš pečiaus. Tai bus daug greičiau. Nors žinau, kad niekam neįdomi mano nuomonė, bet vis tiek aš pasidalinsiu tuo. Tai turiu kelis Facebook'e draugus, kurie dalinas kaip vokiečiuose, prancūzuose, ten dreps, rutas ant tų ūkinių, ant valstybinių dalykų, ant radarų visokių ir dar tie parašė, kad kaip ten, kaip reikėtų lietuviam pavyzdį imti, drėbti srutas ir taip toliau ant, visų tų Seimo narių ir tai bet kas mokės tuos pinigus už tą visą srutų tų išvalymą ir sutvarkymą tų dalykų, kurie pridirba tų nesąmonių. Tai tie patys žmonės. Tie patys ūkininkai, tie patys gyventojai, tik visi mokės už sugadintus visus dalykus, infrastruktūrą ir taip toliau. Tai aš tokių protestų tikrai nepalaikau. Tai man atrodo, kad pas mumis buvo toks tikrai, nepavadinčiau protestas, bet kad žmonėms tai rūpinasi savo kaip čia ateitim, tai smagu, kad jie tą vienybės jausmą sukūrė, bet kad naikinti visą infrastruktūrą taip, tai aš suprantu tą, kad vis tiek reiks ją atstatyti. O atstatymas kainuoja didelius pinigus. Tai vat ir šiaip juk, nebe tie laikai, kad tokiais gyvuliškais dalykais užsiimti. Reiks spręsti problemas kitaip. Galima tiesiog kažko nevartoti, kažką kitaip sugalvoti, o ne pils srutas ir taip toliau. Čia taip. Tiems seimūnam tai nusispjaut tokie dalykai, nes ne jie tvarkys, o šlavėja ir valytoja kokia nors. Šaunuoliai tie mūsų ūkininkai. Protestą reikėtų daryti bendrai visiems. Tiem patiem mokytojam, kaip darė, tiem patiem policininkam, kad jaustųsi ta tikra vienybė, kur, pavyzdžiui, kaip sakė, neįleisi Vilnių
traktorių, tie patys policininkai. Bet jeigu tie patys policininkai protestuotų, tai gautus toks kaip ir ūkininkų irgi palaikymas, nes jie įleistų ir neklausytų savo vadovų. Nes dabar gaunas toks visiškai atskiri dalykai, kad vieną kartą protestuoja mokytojai, kitą kartą policininkai, dabar va ūkininkai, o kas po to, gal gydytojai irgi koks protestas buvo, o gal dar bus. Porą minučių buvo praėję, kol šlangą pajungiau ir jau buvo užtraukę, bet pramušė. Eina savo, nors tik 3 šalčio, bet labai greitai. Vieną negerą dalykiuką padariau, tai kad atvažiavęs nesusiradau malkų. Prasiploviau kubilą ir apačioj dabar visi tie purvai paliko. Tai palauksiu, kol išbėgs vanduo ir tada jau išskalausiu galutinai. Susiradau tokių neprastų meitelių, tai kas yra jie su vienim. O aš naudosiuos šito daikto paslaugom. Tikiuosi nesugadint grandinės. Dešimt kartų viskas gavos sklandžiau, negu prie -18 tada. Nes tada prie to šalčio tai net siurblys užšalo. Tiesiog pripilus vandens, o šitas hidros siurblys užšalo. Dabar kuo puikiausiai, sklandžiausiai. Tik įpyliau vandens, mygtuką paspaudžiau. Puikiausiai veikia. O tada paspaudžiu mygtuką. Ir viskas. Na ką, ponia krosnelė įsikūreno, bet vis tiek visas kubilas ledu pasidengęs, nors ir tai yra tik keli šalčiai, bet vanduo kai ištvindo, tai viskas išsilydo. Vienas dalykiuks buvo nutikęs, tai čia aliejaus dėmė, tai mygtukas užšalęs, užšerkšnijęs. Vieną kartą jungiau ir užstrigo, jis ten apačioje įpiliau aliejaus, tai dabar jisai juda kaip reikalas. Mano pirmos mintis buvo, tai čia montuoti mygtukus gerai arba čia, šitam krašte. Tai gerai, kad aš pabijojau montuoti šitam krašte, nes būtų jie statyti tie mygtukai, į juos vandens pribėgtų ir iš vis nebūtų pasispaudę. Logiška, čia net nereik būti Watsonu. Žiūriu kažkokie spinduliukai ant kameros. Aš tarp žvaigždžių. Trumpam palieku šviesti ir važiuoju atsiveršti moterų. Kubilo dūmai nusidažė nuo kubilo šviesos. Tai atrodo, kad violetiniai. Penktadienio vakaras. Kubilas kūrenas ir šiek tiek dar vis violetinė spalva. Panelė čia šiek tiek pikta, bet gerai, kad tamsai nesimato. Ponios malkos baigė susikūrenti, kol išvykau. Tada gaidienos sumuštinis ir bulbos su morkom. Keliauja skardon. Na, pasitrauk iki šalės. Melisa, jei? Viskas, kubils karšts. Negera žinia mums, tai kad visą dieną be vėjo buvo ramu ir atėjo vakaras ir belia kaip užkilo vėjas. Aišku, padariau šitą plevelinę užsklandą, kad nebūtų bent jau iš tos pusės vėjo. Na ką, mes iš pamaudinio ir yra ir privalumų dviese būt. Tai yra visiškai nuogi, buvom kubelė ir nefilmavom, nei vieno kadro nedarėm. Net nefotkė. Na tai ačiū. Iki.